Sveiki, šiandien noriu pasidalinti apie vibracijos dažnius. Dalyvaujant šitam visam dietos procese ir sujungus tai kartu su žiniomis, kurias aš susirinkęs iš Bašaro, man po truputėlį aiškėja vaizdas. Kiekvienas iš mūsų vibruojam tam tikrų dažnių. Tai yra fizika, kurią žmonės dar tik tai atradinėja. Dauguma planetos gyventojų šiuo metu vibruoja tarp 50 ir 80 tūkstančių dūžių per sekundę. Ir tai yra vibracijos dažnis, kuriame žmogus yra letargo miege. Tokie biški zombiai, dėl to ir laksto su automatais ir šaudo vieni kitus. Kai žmogus pradeda užsiiminėti mėgstamą veiklą savo širdžiai ir detoksikuotis, vibracijos dažnis kyla. Kai jisai pasakė 144 tūkstančius dūžių per sekundę, tai yra nulinis taškas tarp negatyvios ir pozityvios energijos. Šitam taške jau žmogus pradeda suprasti, kad kiekvienoje situacijoje jisai turi laisvą pasirinkimą, kaip į tą situaciją reaguoti. Ar su kančia, ar su džiaugsmu. Tai aišku, kai jau žinai, kad turi pasirinkimą, tai renkiesi džiaugsmą. Dėl to, kas be atsitiktų gyvenime, aš tiesiog renkuosi tikėti, kad tai yra man pozityvu, tai man pozityviai tarnauja ir aš nebeinu į kančią, o išlieku pozityviai būsenai ir toliau praktikuoju formulę. Tai yra, renkuosi pasirinkimus tik tai tuos, kurie labiausiai džiugina mano širdį. Tokiu būdu vibracijos dažnis toliau kyla. Ir kai vibracijos dažnis skiriasi ir informacija. Žmonėms, kurie vibruoja žemesnių vibracijos dažnių, jiems tiesiog neprieinama informacija, kuri yra kitame dažnyje. Labai geras pavyzdys yra mano buvęs kolega Viktoras Uspaskichas. Jisai kažkada pradėjo žaliavalgiauti, nežinau, dėl sveikatos, dėl kokių priežasčių, bet tokiu būdu jis detoksikavo save ir pas jį pradėjo atsiradinėti gyvenime informacija apie vibracijos dažnius. Ir jisai, kadangi toks nuoširdus, kėdainietis, tai jisai viską tiesiai šviesiai per teliką visiems ir pasakoja, dalinasi žmonėms, kurie yra ne tame dažnyje, ta informacija atrodo tiesiog beprotystė. Bet tai geras pavyzdys, kad žaliavalgystė gali būti vienas iš būdų stipriai kilstelti savo vibracijos dažnį. Ir čia mums būnant šitoj dietoj, kadangi mes stipriai detoksikuojam savo kūnus ir naudojam ayahuaską, kuri pašalina visus trukdžius vibracijos dažnių pakilti, jisai užkyla iki 230 tūkstančių dūžių per sekundę. Ir tai yra dažnis, kuriame egzistuoja dvasios. Tiek augalų dvasios, tiek mirusių dvasios, tiek tikros civilizacijos, kurios yra tame dažnyje. Ir esu matęs Bašaro citatą, štai jie. Kontaktas su ateiviais jums daug labiau įmanomas, jeigu jūsų kūnai gali atlaikyti skirtingus energijos lygius. Kad tai pasiektumėt, jums būtų labai naudinga pašalinti jūsų kūne esančius toksinus greičiausiu būdu, kaip tik sugebate. Tai kai mes čia būnam ceremonijose, dėl to aš tiesiog jau girdžiu dvasias, joms man kaip žmonės, aš tiesiog tai ant tiek realu, jos triukšmauja, čia visai šuršalina aplinkui. Ir tame dažnyje komunikacija vyksta telepatiniu būdu. Tai aš tiesiog galiu galvoti ir mintimis duoti informaciją toms dvasioms, informuoti apie tai, kas aš toks, ką aš čia veikiu. Kai kurios šitų dvaselių yra tiesiog smalsios, pozityvios, bet yra ir negatyvių. Bet man jos nekelia jokios baimės, dėl to, kad aš tiesiog išdirbęs savo baimės ir baimių nebeturiu. Aš žinau, kad tame dažnyje man dvasios nieko negali padaryti. Tai dėl to nėra jokios baimės. Aš tiesiog komunikuoju su jom. Ir pamenu irgi, Bašaras yra minėjęs, kad kartais netgi, kai mes palaidojam kokį artimą žmogų, po kažkurio laiko, kaip iš giedro dangaus, mes jį netikėtai prisimenam
Ir kadangi mums mirtis asocijuojasi su praradimu, tai mes pradedam iš naujo gedėti, liūdėti, verkti. O labai dažnai tasai žmogus iš anapus tiesiog nori su mumis susisiekti, dėl to mes jį prisimenam. Ir čia per vieną ceremoniją aš tiesiog ėjau per savo procesus ir kaip iš giedro dangaus mano dėdė Juozas, kuris miręs yra nuo prostatos vėžio. Dar pagalvojau, prie ko čia dabar tas dėdė Juozas? Ir tada prisiminiau tą Bašaro mokymą ir supratau, kad dėdė Juozas su manim nori susisiekti. Ir aš priedu, kad aš prieš jam mirštant turėjau su jo pokalbį, kai jis jau buvo paskutinėje stadijoje savo vėžio, ir aš sakiau, Juozai, kai būsi iškeliavęs, susisiek su manim. Ir jisai susisiekė. Ir aš taip apsidžiaugiau tada, ir aš tada pradėjau jam mintimis pasakoti apie savo šeimą, kaip jam sekasi, kaip sekasi jo sugyventiniai. Tai, atsimenu, buvo labai malonus momentas, kad aš galiu komunikuoti su mirusiais. Ir tai vyksta būtent tame dažnyje, 230 tūkstančių dūžių per sekundę. Ir, pavyzdžiui, Bašaras minėjo, kad jų civilizacija jau egzistuoja tame dažnyje, todėl jie yra mirusiųjų dažnyje. Ir dar įdomus momentas, kodėl ateiviai fiziškai anksčiau negalėjo atsirasti šalia mūsų, būtent dėl to dažnio skirtumo, nes kai atsiduria fizinis esybė, sakykime, kurios labai aukštas dažnis šalia to, kurio dažnis yra žemas, to, kuris dažnis žemas, dažnis žaibiškai pradeda kilt, ir jisai kildamas atrakina visas pasąmoninės traumas, visas pasąmoninės baimės, ir tai gali sukelti žiauriai didelį bad tripą žmogui. Tai gali netgi tiesiog terorą ar net psichozę. Todėl jie žino, kad tai yra didelė atsakomybė ir jie negalėjo labai ilgą laiką prie mūsų priartėti. Bet kadangi dabar mūsų žmonijos kaip kolektyvinės sąmonės dažnis kyla ir gana sparčiai, jis labai kilstelėjo per pandemiją, už tai, kad mes transformavom labai daug baimių, kad visi mirsim nuo viruso, bet finale mirė tik tai tiek, kiek nuo naujo gripo. Ir nebeturėsim pinigų, mirsim čia iš bado, nieko, visi kaip turėjo, netgi daugiau pinigų negu anksčiau. Mes pratransformavom tas baimės ir vibracijos dažnis stipriai kilstelėjo žmonijos. Taip pat Bašaras minėjo, kad kai atsirado dirbtinis intelektas, irgi vibracijos dažnis kilstelėjo. Ir dabar tas dažnis jau yra tame lygiai, kai pradeda tiesa visa aiškėti. Bet geras tipsas tai yra tas, kad jeigu jūs jaučiate, kad norite dalyvauti tose procesuose, kurie artimiausiais metais nusimato Žemės planetoje ir norite geriau jiems pasiruošti, aš labai rekomenduočiau detoksą. Detoksikuokit savo kūnus ir, aišku, užsiimkit savo mėgstamą veiklą. Tie žmonės, kurie eksperimentuoja su psichodelikais, jie taip pat savo padeda, už tai, kad psichodelikai irgi kilstelė vibracijos dažnį. Dėl to žmonės kartais suvartoja psichodelikų, praeidinėja per bad tripus, už tai, kad vyksta transformacija, tas energijos, kur atsirakina pasąmoninės baimės. Grįžęs į Lietuvą po šitų dietų, aš ketinu startuoti online detox kursą ir ten pasidalinti savo žiniomis apie detoksą bei technikomis, kuriuo aš išmokstu čia pas indėnus. Tai jeigu jums įdomu, tai galite man parašyti asmeninę žinutę, aš jūs įrašysiu į sąrašėlį ir jūs pirmieji gausite informaciją apie tą detokso kursą. Tai va, o kai mes kaip civilizacija kažkada tai pakelsim save į aukštesnį lygį vibracijos dažnio, tai tas žaidimas nesibaigia. Vibracijos dažnis kyla, kai jis pakyla dar iki 333 tūkstančių dūžių per sekundę, tada mes jau pereisim į nefizinę egzistenciją. Ir yra nefizinės civilizacijos, kurios irgi mūsų čia lanko. Mes tiesiog mūsų jų nematom, negirdim, nes jie yra kitame dažnyje.
Čia kartais aš tokį palyginimą pasakau. Įsivaizduokit kokį nors seną radijo imtuvą, kuris turi va tokį diapazoną dažnių ir yra naujas koks nors ten VEFas, kuris turi tokį diapazoną. Ir kai tas naujas radijo imtuvas senam sako, va, aš va čia va, radau radijo stotį tokią gerą, žiauriai gerą muziką groja. Tas sako, tu durnas, neegzistuoja tokia radijo stotis. Štai, kad jo dažnyje šita informacija neegzistuoja. Tai dėl to labai lengva paaiškinti, kodėl kai kuriems žmonėms, net ir dabar klausant šitą informaciją, atrodo, kad man tiesiog lengvai į stogelį pavažiavęs. Bet viskas yra ok. Visiems ateina savas laikas. Tai iki kitų pasidalinimų.